ką, visų pirma norim pasisveikinti su Meda tikriausiai ir su jos visa komanda, Kūrybinė komanda, kūrybinė komanda. kuri turbūt analizuos visą šitą dalyką. Jo, tai visų pirma labas jum visiems ir ką mes tada, nežinau, čia Gerardas papasakos visą istoriją, jis ją žino gerai, o aš pats daug ko nežinosiu, tai man Jo, bus viskas. Iš esmės Matas žino keletą tokių detalių, ten su streamų banais ir taip toliau, su Discordu, bet daugiau tai nelabai ką. Tai tai pradėsim, manau, nuo pirmo tokio dalyko, įsivažiuosim po truputį, šiaip istorija tikrai, manau, bus labai stipri ir daug dalykų, kuriuos pasakosim, tai bus mūsų nuomonė, galima informacija, nebus faktinė informacija, galbūt kai kuriuose vietose, tai norim ir dėl to šiek tiek apsisaugot, nes neaišku, kaip kita pusė reaguos. Bet šiaip aš norėjau pradėti nuo tokio dalyko, pačio šou, tai daug kas turbūt supratot, kad šiek tiek aš ir pats esu kitoks žmogus, negu pačiam šou buvau. Ir visą laiką, kai buvau šou, atrodė, kad kažkuris iš jūsų žaidžia. Tuo metu iš pat pradžių galvojau, kad Meda, po to galvojau, kad tu žaidži. Čia po šou jau eigoj pradėjau keisti nuomonės labai stipriai. Ir šou metu ir aš pats žaidžiau. Žaidėm su Meda, turbūt labiausiai du didžiausi žaidėjai buvom, nes norėjom pergalės. Ir važiuojant į patį šou atsimenu, kad su Rokeliu ir Ernestu padarėm koaliciją, kad vienas už kitą balsuosim. Tai iš esmės ten tokių kaip susitarimų šou nebuvo, ten kaip galvoju ir kaip viskas yra parodyta, susitarimai prasidėjo tik po to, kai pradėjo ir Meda ir aš žaisti. Tai tokia buvo koalicija ir buvo didžiulis, aišku, noras laimėti, tai ten atsimenu džakuzi dančių prisiekiau, kad nebuvo jokių koalicijų padaryta. Tai vienintelė buvo ta, kur atvažiuojant iki to momento. Ir gavos taip, kad mes po šou praktiškai visi išsiskirstėm ir aš bendravau su Santa, tu bendravai su Meda, bet jūs ten, kokia ten situacija tarp jūsų ten buvo? Po kiek laiko nebebendravo ten po pačio šou? Su Meda? Jo. Lemba nepasakysiu, bet iki savaitės gal net kažkaip viskas tenai labai greitai, kiek pamenu. Tai aš atsimenu, mes su Santa, kai važiavom, nes kadangi kartu iš Šiaulius grįžom, tai man Santa kartojo, kad Meda mag žaidėja buvo, atsimenu, kažkas tokio ir aš, taip pusiau reagavau, irgi kažkaip galvojau ir aš atsimenu, kad sakiau, turbūt, kad jūsų pora bus ta pirma, kuri išsiskirs, nes aš su Santa dar kaip ir bendravau, dėl to, kad man biškai buvo baisu žmogui pasakyti, kad ten visiškai man nepatiko, ir tik žaidžiau realiai, tai dėl to buvau tą pasakęs ir atsimenu, kad vis tiek po pačią šou, dar kai neišleido, kad vis tiek norėjau kažką su to dalyku vystyti. Tai galvojau, ar su Santa kažką daryti, kažkokius ten dalykus, ar su kažkuo kitu, tai atsimenu, su Rokeliu kaip tik šnekėdavom, kad reikia kažką daryti, kad nebūtų taip, kad sudalyvauja, realiai pasidarai kažkokios ten gėdos ar žalos reputacinės ir tom baigės viskas. Tai su tais tokiais, kur vertinu pagal save normaliausiais dalyviais, tai norėjau daryti kažką, ten ar podcast, ar dar kažką, atsimenu, chatinam, tai pagrindiniai grupėje apie tai. Ir gavos taip, kad iš po šou, kai grįžau, tai, pavyzdžiui, mano nuomonė apie tave buvo teigiama. Ir atsimenu su Rokeliu šiandien kaip tik susiskambinsim, jisai irgi papasako šiek tiek dalykų. Tai atsimenu, kad sakiau, kad reiktų su tam gal kažką daryti, arba su Meda, arba su Rokeliu, keturiese kažką daryti, nes normaliausi dalyviai buvo mūsų nuomonė, tarkim. Tai vieną kartą gavosi taip, viskas prasidėjo nuo to, kad Meda darė tik tokią laivus ir aš kažkada tiesiog radau, atėjau, pačiatinau ir atsimenu, mes tada susiskambinom. Ten buvo praėjus gal savaitę po šou ir taip netikėtai susiskambinom tą kartą, atsimenu, aš buvau įkalęs, man atrodo, jinai irgi jau tokioje stadijoje buvom ir tą kartą atsimenu, buvo savaitę praėjus, tą kartą Meda tiesiog, sakau, kad su Santa žaidžiau, jai papasakau ir Meda tokį užmetę, sakau, man Santa galėtų kokia max trečia opcija būti. Trečioje sąrašai, jeigu draugaučiau su trijom panom, trečioje vietoje būtų. Ir Meda man sako, tokį užmetę, aš norėčiau būti tavo pirmo opcija, tokį šovė. Ir taip, įdomiai buvo. Ir buvo gal trečia nakties ar ketvirta, kai mes šnekėjom. Ir jinai sako, Gerardai, atvaryk pas mane į hatą, ketvirtą nakties savaitgalį. Tai kaip ir pasiūlymas aiškus, su kokia mintim, Ir kadangi, kaip ir per šou sakiau ir taip toliau, kadangi ir pats turiu nuoskaudų, tai niekada stengiuosi ir iš pažįstamo ar draugelių, tokių dalykų už akių nedaryti. Tai tada taip
viskas įdomiai nuskambėjo ir tada dar Močia, va, Egidija pasijungdavo į tos pokalbius ir blėt, ir tipo stumdavo belė kaip vat ant tavęs, tipo. Ir mano nuomonė tokia realiai buvo tokia neutrali visiškai ties tavim, vat, ir kaip su Rokeliu šnekėjausi irgi papasakos. Ir tada gavos taip, kad mes su Meda kiekvieną dieną pradėjom bendrauti. Aš su Santa nutraukiau bendravimą ir galvoju, nu, okei, Meda normali pana, nu, tipo, dar jūs laimėjot šou, reikia kažką su jie daryti. Taip. Ir mes kiekvieną dieną pradėjom bendrauti ir kiekvieną dieną prasidėdavo stumykla ant tavęs, tipo. Tai ta stumykla būdavo, kad ten narcizas, kad ten su jie labai šlikščiai ilgiais ir taip toliau. Ir atsimenu, ten po kokių 2 savaičių va tokio gydymo, mano nuomonė visiškai pasikeitė apie tave, patikėjau visų to dalykų, ką jinai pasakojo, nes mes šnekėdavom su Meda po 5 valandas, po 7 valandas į dieną, po 11. Ir jos būdavo tokia pozicija, realiai, taip pagalvojus, jinai iš esmės su manim flirtuodavo, žaisdavo, nes kadangi ir prašau sakiau, kad jinai man patinka ir taip toliau. Tai va, ties to dalykus stengiasi mane įtraukti, tipo, kad, tipo, nes ir bendravimas būdavo toks, kad, labanaktis, Gerardai, ten, žinai, ten, toks, kur, visiškai, tipo, čiešinimas, tipo, flirtavimas, tipo. Ir mes pradėjom su ją sueiti ir pradėjom daug dalykų galvoti, ką reikia daryti, tipo, su to žinomumu. Tai va, tai aš čia esu pasirašęs, kad, 11 valandų šnekėdavom. Ir pagrindinis dalykas buvo toks, kad jinai sakė, kad tipo, tu sumanipuliavai, va tada, kai bučinys buvo, kad tu sumanipuliavai ją padaryti tą bučinę, vien dėl to, kad tu nori, tipo, dėmesio, tipo, kad gautum dėmesio, tipo, iš žiūrovų, kad patiktų ir, tipo, jinai su manim apskritai bendraudavo dėl to, nes jinai galvoja, kad aš tapsiu pačiu įdomiausiu personažu iš to šou. Ir galvoja, kad mano reitingai bus patys apkainiausi ir, tipo, jai labai apsimokėjo, tipo, rinktis mane, tipo. Ir atsimenu 9364. Ir atsimenu, tipo, vat, jinai tą labai pabrėždavo dalyką ir sakydavo, bet ką tas matas, tipo, jisai visiškai, tipo, neįdomus, tipo, žiūrovom, jo nemėgs ir taip toliau ir sako, tipo, tave, tipo, mane mėgs. Tai jinai irgi dėl to pasirinko šitą dalyką. Ir tada viskas prasidėjo vystytis, viskas prasidėjo toks didžiulis jos pyktis tau, nesveikas, iki to, kad, tarkim, tu darydavai, jinai visus tavo streamus rekordindavo, jinai ten jos visas telefonas pilnas, tas iPhone'as, kur keliavom, dėl to, kad jinai viską nurekordindavo ir analizuodavo visą informaciją ir, tarkim, kai tu tipo, ten gaudavai donatus, jinai pizda kaip nervuodavas, ten sakydavo, nahui, tas asilas, tipo, gauna ten pinigus, tipo, didžiulis piktis, tipo. Ir kai Sokotroną darei savo ten lygiai taip pat. Ir kadangi jinai bijojo labiausiai tų laivų, kad tu žiūrėsi juos, tai tiesiog jinai norėdavo, kad tu netransliuotum tiesioginių tų transliacijų. Ir gaudavos taip, kad jinai manęs prašydavo, kadangi jinai dirbdavo Islandijoje, man parašydavo, sakydavo, banink mato streamus. Dar truputį aš pratęsiu ties to dalyku, kad kadangi aš norėjau kažką daryti po šou, pasirinkau Medą, jinai visada labai stipriai pabrėždavo, kad jinai buvo nuoširdžiausia. Ir realiai po 2 savaičių aš Mato nebekenčiu, aš Mato stumdavau, aš tikrai tipo, negražiai rašydavau apie jį ir taip toliau, su ją chatinant. Jinai tikrai išsitrauksta žinutės ir taip toliau. Tas pats buvo su Monika panaudota. Monika... Aš tik pertrauksiu. Ar mes parodom tą lyką tada, kur... Galim parodyti, jo. Tas pats buvo su Monika. Nuomonė apie Moniką buvo tikrai gera po šou, pasikeitus, nes prieš ateinant aš, tiesiog jos nepažinau niekada ir galvodavau, kad kiaura pana ir taip toliau ir buvo pasikeitus nuomonė. Bet kadangi tai buvo pagrindinė Medos priešė, tai jinai visada labai stipriai stumdavo ant Monikos ir irgi buvo pakeitus man nuomonė apie Moniką ir tau lygiai taip pat. Tai būdavo taip, kad tiesiog jinai bijojo, kad pamatys tos laivus ir kad tu ten galbūt ant jos stumsi ar dar kažką ir tiesiog jinai norėdavo reportinti. Tai jinai būdavo, kad kaip tik bus screenshotas, kur jinai, aš ten dirbau tuo momentu, man atrodo, ir jinai man skambinėjo, tipo, kad aš tiesiog baninčiau. Tai būdavo paprasčiausiai taip daroma, kad tiesiog rašomi laiškai ir tave ten buvo keletą kartų užbaninę. Išjungė streamą ar ką ten. Tai čia viskas buvo daroma iš Medos pusės, tai jinai tiesiog norėdavo, kad tavo streamai nevyktų. Tai va, tokia didžiulė meilė buvo, kad tiesiog netgi tavo streamus banindavo. Šitą tai aš dalyką tikrai nesuprantu, kam to reikia. Jo, ir būdavo su feikinėm anketom, kad rašinėjama ten, tu galvoji, kad Dieva, bet ten buvo mes, tipo, tai va, bet
esmė tame, kodėl aš tą dariau, irgi kai kurių dalykų aš savo net irgi nepateisinu, bet esmė tame, kad žmogus 2 savaitės manipuliavo ir melavo ir tiesiog jinai sakydavo, kad Matas yra narcizas, nors mano nuomonė dabar viską žiūrint, tai jinai yra, nes jinai save labai išsikelia, tu bendravai labiau žinai apie šitą dalyką. Tai jo. Ir jinai kompiuterį rinkdavo visą informaciją, visą analizuodavo, ten buvo gal 10 puslapių prirašyta jos Word'e apie tave, ką jinai, kaip jinai tave apžais ir taip toliau. Ir buvo toks dalykas daromas su streamais, taip pat su Discordais, tai garsinsiu Discordus, Kilimux, Sandra Gur, galimai šitą neatsimenu ar tikrai, bet Mental Breakdance, Karolina 1998. Tai Meda sukūrė chatą su savo draugė, su kuria analizuodavo visą situaciją, kaip apžaidinėti. Ir tai buvo panaudoti kelios mano senos Discordo paskyros, tam, kad atrodytų, kad matytos, nors ir buvo į pletkus prisijungta ten vėliau, ten buvo prisijungta spalio 28 ir 26, man atrodo, bet tie akauntai buvo tokie, kur 2019 sukurti 2020 ir tiesiog analizuodavo, ką rašyti, tai ten, aš irgi buvau pasakęs, kad jeigu pamatysit, tarkim, kada manęs kažkas stums, tai, parašykit, bet pamatysit, irgi buvo screenshotas, kad jinai žiūrėdavo tik į save, egoistiškai labai, tai jinai tiesiog save norėdavo vartyti ir praktiškai Discord'e gerų nuomonių apie ją nebūdavo niekada. Būdavo tik tais blogas ir geros nuomonės eidavo iš tų feikinių anketų apie save rašydavo. Ir ten parašydavo, man paskambindavo, tipo, davai Gerardai pasiruošk, ir ten būdavo, kad jinai parašo, tada iš karto responsas, feikinės kitos anketos jos draugės ir tada trečias mano responsas. Diskusija vykdavo. Tik dar atsiprašau, čia, jei matot, tai yra tie jau čia Medos chatas, kad jų akauntai yra Kilimukas, Karolina Nenzinė ir kažkokia tais Sandra Gur. Tai realiai, kur ant manęs pradžiai jie stumdavo, kaip aš atsimenu šitos visus žmonės, o kai mes su Meda susitaikėm, tada tie stumimai ir baigėsi. Tai su tais Discordais tai būdavo, truputį pamečiau vieną mintį. Bet labiausiai būdavo stumykla Monikos, Šalčiūtės visada, ir būdavo stumykla ant tavęs pačio. Ir vartimasis jos, tai jinai labai bijojo, kad išlys kai kurie dalykai, kur tau į Instagramą žmonės rašinėdavo apie faktus, tai jinai tų labiausiai bijojo ir bandė sukontroliuoti, nors vis tiek ten stumykla būdavo užsikūrus Discord'e, kiek yra tekę matyti. Tai tokie vaikiški labai žaidimukai visi, aš buvau, sakau, įsivėlęs, nes blemba buvau labai stipriai sumanipuliuotas. Ir didžiausia Medos visada baimė buvo, kad mes tapsim draugeliai, tai po to papasakosiu, ką jinai darydavo traveltone, kelionėje, kai bandydavo mumis supriešinti. Tai jo. Taip pat kitas dalykas buvo, kad Meda labai norėjo atkeršyti Matą ir supykdyti ir norėjo, kad aš su Meda važiuočiau į Egiptą, bet važiuotume dieną anksčiau, užsislapstę ir vasario 12 dieną, tai dieną prieš kažkur Hurgadui šalimais. Šitą visą šiaip apskritai strategiją, kadangi aš norėjau kažką vystyti, tarkim, podcastą, turėti savo ar dar kažką, tai visas šitas planas iš mano perspektyvos buvo, kad aš galvojau, kad Matas labai blogas žmogus yra, nes tai buvo sumanipuliuota, kad narcizas, kad realiai aš buvau tikrai patikėjęs, kad tu dėl dėmesio ją taip apžaidai tam šou, realiai ką jinai viską sakė, tom aš buvau ir įtikėjęs. Ir tada galvojau, kad tu esi blogas žmogus, tipo, realiai ir taip ir tikėjau ir galvojau, tai dabar galėsiu šito dalyku, padarysim šitą visą dalyką, gausim dėmesio ir tada galėsiu turėti ar savo podcastą, ar dar kažką, tokia žinomumas, tipo, dėl sekėjų, dėl to pačio klauto. Tai dėl to planavom vasario 12 varyti į Egiptą kartu ir jos didžiausias noras buvo tas, kad tu irgi būsi Egipte ir realiai, tipo, jausi tokį skausmą, nes vienas bus išvaręs. Ir tu būtum sužinojęs tik vasario 13, jinai būtų tau melavus, kad tipo varo, bet tipo nepasirodo, o mes jau Egipte tipo esam kartu. Ir ten buvo planas tada mums nuotraukas mėtyti kažkokias, kad ten tarkim, ar mes kartu ar ne kartu, kad žmonės tipo šnekėtų tiesiog, realiai, dėl followerių, tipo, strategija tokia buvo padaryta. Wow. Ir visada jinai ruošės podcastui. Tai planas buvo turėti podcastą, kuris išeitų būtent mano. Tai podcastas būtų buvęs toks, kad pradžiai būčiau kvietęs
tiesiog interviu apie tobulą mačą Rokelį, tada Arną, Moniką, kad tu nieko neįtartum, nes to podcast'o tikslas buvo tave sužlugdyti podcast'ą. Tai kuris būtų išėjęs vasario 13 arba 14 dieną. Tada, kai tu būtum sužinos, kad tu su jie neskrendi ir mes jau esame Egipte. Ir tu būtum atėjęs 4, jinai visada rinko informaciją, visus streamus analizavo, kad parašyti klausimus, kuriuo aš paklausčiau tavęs ir kurie prieš tave suveiktų. Ir kitas podcastas 5 būtų tas, kur aš su Meda šneku apie visą tai. Ir jinai būtų viską papasakojus tipo, iš savo pusės. Tai realiai tokie klausimai, kur po to jie eitų apžaisti tave tiesiog ir sužlugdyti reputaciją. Visada buvo max didelis piktis, ta prasme žmogus ant tiek, tipo, tarkim, mato įmesdavo kokią nors ten tik tokią dovanėlę ir jinai rašydavo, nu nahui, kodėl jie mėto, tipo, ir belė koks piktis, tipo, nepykanta, tipo, kad tau sekas ten, tarkim. Aš nesuprantu, už ką tokia nepykanta. Aš irgi, nu, tipo, nepykanta, tipo, kad tu jie apžaidėjai ten ir dėl dėmesio, ten dėl klauto, nu, ten ir taip toliau. Ir atsimenu irgi, jinai ten ne viskas skaičiuota, tos Discordus labai irgi analizavo, tipo, ten buvo suradus screenshotą, kad pas tai fake'iniai followeriai, kad pas tai yra tik 4000 followerių, kad tu iš esmės, tipo, esi fake žmogus, tipo, fake influenceris, tipo, ir kad realiai jinai tau klautą daro, nes nors jos followeriai, pavyzdžiui, ką jinai man pasaka, kad 5 štukas followerių pasidarė follow for follow per laiką, tada dar pirko kažkiek, tai pas ją pačią turbūt prieš šau buvo kokį tikrų štuką max followerių, bet seniai, tu buvai su jie dėl klautą, tipo. Na, tai čia faktas. Tik lautas, aš Meda tik lautą iš tas norėjau. Jo, ir nieko. Labai stengdavos pabrėžti apie tipo, kad tu esi narcizas. Jinai siūsdavo man nuotraukas. Jinai visada sakydavo, kad jinai yra angelas, o tu velnias ir tu užgrobi kažkaip jos dvasią, kažkas ten tokio. Ir man siūsdavo ten narcizų nuotraukas ir tavo nuotrauką. Ir tipo sakydavo, va, matai, ten antakiai, ten tipo, jis yra tikrai narcizas, nes seniai antakiai tokie pat. Tai kaip tik dabar ne per seniausiai Meda tą darė tik tokas su draugė ir kai sužinojo apie kelionę, papasakosim irgi dėl ko ten melavom, tai irgi sakė, kad aš iš alkoholikų šeimos, kur irgi visiškai nesąmonė ir irgi lygino nuotraukas, bet tai irgi lygiai tas pats vyko. Po to kitas dar planas, be sužlugdymo podcast'o buvo kova mano prieš tave. Ringė, tai sausio mėnesį apsimės tavo draugelių, būčiau turėjęs pagal ją, ir apsimetęs tavo draugelių, pasiūlyti padaryti tokį kaip Jungle King'e kovą. Bet ne su Jungle King'u, bet su savo kažkokia organizacija. Ir tau pakišti sausio mėnesį kontraktą ir jį pakišti su to, kad tu jeigu atsisakai didžiulę baudą, tai tu automatiškai negalėtum atsisakyti. Ir kai viskas vyksta, podcastas išeina ten vasario 14, tu esi Egipte vienas. Tipo, tada tu sužinai, kad ta kova balandžio mėnesį. Ir tu sužinai, kad mes kovojam, tipo, kaip dėl Medos, tipo. Tai būtume ringę seniai, tiesiog kovojam viens prieš kitą. Wow. Čia toks irgi buvo planas. Tada buvo irgi, kadangi, kaip žinot, Matas su Silvestru sueina, bendrauja, tai jinai sakydavo, kad irgi su Silvestru, tokiu žmogum, irgi bendrauja tik dėl dėmesio, tik naudojas savo tais brožais. Taip pat jinai buvo įsitikinus vienu momentu, kad tu gėjus esi, tarkim, nes, tipo, sakydavo, kad su panom, tipo, nemokė elgtis ir galvodavo, kad tu esi tiesiog gėjus. Ir galvodavo, kad tu galbūt žaidži, kadangi esi gėjus, tu žaidži su Silvestru, tipo, jausmais jo. Taip pat kaip žaidėjai jos jausmais. Čia irgi buvo toks labai, labai, labai įdomus dalykas. Ir visada, kaip ir sakiau, jinai su manim, pavyzdžiui, flirtuodavo. Ir vyko tas pasiruošimas, jinai analizuodavo, viską rekordindavo, rašydavos, ruošęs tam podcast'ui, kovai, tipo, tam visam sužlugdymo planui. Ir jinai galvojo, kad iki serijų paleidimo galvojo, kad aš būsiu populiariausias. Ir taip įvyko, kad tai nepasiteisino, nes tu jau užsieniau turi auditoriją. Ir aš pradėjau daryti TikToko laivus ir mano buvo fresh accountas. Pas mane nemesdavo žmonėm mano streamų. Taip kaip kitų metų, tarkim, iš pat pradžių. Ir atsimenu, žiūrėdavo ten 30 žmonių, 20 tik tais. Tik po to, kai kėliau videkus, ten iš tobulo mačo pradėjo kilti. Ir tada visas tas flirtavimas, tas miegojimas kartu susiskambinus ir taip toliau, aš pajaučiau, kad, kad jinai kitaip bendrauja. Ir jinai dar keletą kartų palaukė, kaip man ten seksis, pažiūrėjo, kad pas mane žiūrovo mažiau, pas ją būdavo 103, pas mane ten 5 po to žiūrovo, tarkim. Ir tada tiesiog, atsimenu, atėjo tokia diena X, kaip vadinu, tai mes prieš tai dar su ja, man atrodo, šnekėjom ir toliau tavęs ten nekentė, ten varė tavęs ir taip toliau. Ir tada jūs susijungė TikTok'e,
ir tiesiog jinai man šovė dienos ignorą ir jinai man paskambino ir pasakė, kad Matas nėra toks blogas, kodėl aš turiu jį sunaikinti. Tipo, Matas yra geras žmogus, tipo, ir kas aš tokia, ir gal man reikia jam duoti šansą, tokį, ir Gerardai galbūt tu supyks ir kažkada norėsi paviešinti, kad aš tos planus kūriau, bet tikiuosi, kad taip nebus. Ir tiesiog jinai netikėtai vėl į tave, tipo, atsirado didžiulė Aš meilė. atsimenu tą dieną, kaip kažkaip ten aš ėjau TikToką, random diena buvo, aš nepamenu kokia, TikToko laivą įsijungiau, tada kažkaip mes susijungėm su ją ten atsimenu ir tada padarėm kartu laivą ir iškart pradėjo, tada man dieną paskambino ir mes pašnekėjom kažkaip. Jo, ir atsirado jo, kur tavęs visiškai nekentė, kur tu pats blogiausias. O pagal jos istoriją, tai jos draugė pasakė jai, kad tipo Matas yra maladėts, kad tipo, jinai sako, kad Matas tipo reiktų su Matu gal vystyti kažkokius santykius, vos ne kad. Tai jo, tokia įdomi diena buvo tada, toks įdomus, nes nesitikėjau iš vis tokio dalyko, ir aš kažkaip čia ir nesudvėjojau ir pradėjom vėl bendrauti. Tai taip ir buvo, kad jinai flirtavo nekentė tavęs 2 mėnesius, iš esmės, nes projektas rugsėjo gale filmuotas iki serijų ir tada, kai prasidėjo serijos, jinai pamatė, kad pas mane mažiau žiūrovų ir tiesiog sugrįžo pas tave, nors tą pačią dieną, kai jūs bendravote ir šitą istoriją tau pasakoja, turbūt tą pačią dieną, kad čia su draugė pašnekėjo. Jo. Tai tiesiog tą pačią dieną jinai tavęs nekentė lygiai taip pat kaip ir kiekvieną dieną ir belė kaip stumdavo ir tada didžiulė meilė iš oro atsirado. Ir aš kaip ir per projektą man atrodydavo jos bučiniai, kad jinai pažiūri ar kažkas žiūri, kaip paskutinės dienos, kai ten tie žaidimukai prasidėjo, pažiūri ir tada pasibučiuoja. Taip labai netikrai man atrodydavo. Ir aš atsimenu, tada pasijungiau tavo laivą, kai jinai iš Islandijos grįžo ir vėl tas pats, visiškai toks feikas atrodė, vėl, bent jau man taip iš šono. Ir, manau, kad ten tikros meilės ar kažko visiškai nebuvo, nes, tiesiog žmogus grįžo iš projekto ir iškart, tipo, nekentė tavęs. Čia tikrai nebuvo meilės, čia tiesiog buvo kažkoks manipulacija. Manipulacija jausmais tiesiog, lygiai taip pat kaip, turbūt, kadangi man jinai patiko, šiaip labai gražiai pananu, tipo, ir tos akis tokios žalios ir tiesiog sumanipuliavo, sužaidė lygiai taip pat su tam jausmais su manim, tam, kad išgautų naudos kontroliuoti. Ir jo. Taip, toliau tęsiam. Tai buvo taip, kad po to mes tą pačią dieną, nes aš jau jutau, kad tai bus, nes keitės bendravimas, kai pamatė, kad žiūrovų nesurinku taip. Tai aš atsimenu tą kartą paskambinau Rokeliui ir papasakau viską, kas vyko. Ir tada kažkaip, Rokelis papasakos labiau, ką mes šnekėjom tada, bet kaip iš jo perspektyvos viskas atrodė, bet papasakau, koks buvo visas planas ir taip toliau. Ir tada Rokelis ir pasakė, sako, matai, kaip galvojom, kad žaidėme, tai taip ir buvo visą laiką. Ir tada tiesiog vėl pas tave į tavo pusę perbėgo. Tai šitas dar faktas bus svarbus, nes kodėl nebebendravot po Traveltono, bus susiję irgi, manau. Nes baigėsi etapas, parodė šou ir viskas. Baigėsi bendravimas, nes naudos nebegaus, dabar išvarė keliauti tiesiog. Tai va. Taip. Tada buvo taip, kad visą tą laiką jinai man kas savaitę tiesiog, kur mes bendraudom po 7 valandas, po 11 valandų dieną, jinai visiškai nutraukė bendravimą, aš jau nebedraugelis, nebereikalingas. Ir atsimenu kažkada nueinu į Discordą, kur kontroliavo ir žiūriu, kad jinai iš tų mūsų akauntų, jinai rašinėja apie mane blogai, kad aš ten kažkaip, kad aš ten nesubrendęs, kad aš ten toks, anoks. Ir aš paskaitau ir skambinu Medai, man atrodo, sakau, ką tu čia darai, sako, tai biškai įsijaučiu. Tai jinai pradėjo iš to akaunto mane stumti. Kai tu viską žinai, kad rašo Medai. Kad rašo, jo. Tai aš šitą nesupratau, sako, aš biškai įsijaučiu į tą Discordą. Nes jinai ten skaitydavo ir toliau apie mane ten nieko beveik nebūdavo, tai apie mane iš to akaunto, galit susirasti visą žinutės, tai pamatysit. Kažkiek būdavo apie mane, tipo, iš to akaunto parašoma, tipo, geri atsiliepimai, nes ten biškai stumykla po to buvo jo. Tai va, po to kitas dalykas buvo, kad gruodžio pradžioje aš skridau į Švediją, pas tokias panas žiūrovės, ir ten būdavo, kad aš ten būdavau tikrai išgeręs stipriai. Ir Meda man visada motyvuodavo, sakydavo, davai daryk streamą.
turi daryti kontentą. Ir kai aš būdavau stipriai išgeręs, jinai man parašydavo ar paskambindavo daryti kontentą. Ir jinai girdėdavo, kad jau tikrai negalima jungtis tiesioginės transliacijos tokiai stadijai. Bet jinai pasakydavo, daryk. Ir irgi lygiai toks pat kažkoks bandymas, žlugdyti tiesiog reputaciją ar dar kažką, nes jinai bijojo, kad toks pokalbis vyks kažkada. Ir jai naudinga tada mano reputaciją žlugdyti, kad žmonės galvotų, čia kažkoks valkašas tiesiog šūdus daro, visiškai, ir kaip tikėti jo. Ir tada įvyko taip, kad atėjo jau Kalėdos ir jinai grįžo ir sako, reikia susitikti, nes jinai vis stengdavos bendravimą palaikyti mūsų, nes jai buvo svarbu mane kontroliuoti. Ir tada jinai pasikvietė, žodžiu, visas Kalėdas švenčiau su Meda ir jo šeima. Ir, tiesiog nes reikėjo toliau palaikyti tą kontaktą artimą, kad būčiau jos brolis ir geras draugelis, kad tiesiog toks pokalbis niekada neįvyktų. Ir tada atsimenu, kad tau melavo, kad... Jo, ten sakė, kaip jinai sakė, kad su tavim tik susitiko miestą ir jūs ten kažkur varė. Jo, bet aš mėgau pas ją gal 3 naktis ar 4. Ir... Beleka, blet. Jo, bet nieko nebuvo, nors ten, realiai pagal tai, kaip jinai bendrauja, tai gali vos ne bet ką, daryti, bet visiškai nieko ten tarpusavio nebuvo. Šiaip labai... Gaila šiek tiek ir šeimos, nes tikrai labai faina šeima, tikrai smagiai pabendravom. Tada varėm į miestą ir taip toliau. Ir jo, jinai ten su ir bernais visokiais šoka ten ir taip toliau. Ir ten jokių ten kažkokių rimtų jausmų. Ir tada įvyko turbūt geriausias dalykas, tai kelionė Traveltonas. Labai ekspromtu buvo jinai sugalvota. Ir atsimenu, jai buvo labai sunku apsispręsti ar varyti ar ne. Nes vis tiek jinai manipuliuoja 2 žmonėm ir 2 žmonės toje pačioje vietoje gyvai. Labai sunku manipuliuoti, nes turbūt skirtingi dalykai buvo manipuliuojami. Ir jo, nes būdavo taip, pavyzdžiui, per streamus, ten jinai žiūrėdavo tavo streamą ir sakydavo, Gerardai, tavęs mato stumi. Ir visada galvodavau, jo, ir aš atsisukdavau, nors ten būdavo tik tavo nuomonė, kur tu tiesiog pasakydavai, ką galvoji, kas yra normalu, bet tada aš atsisukdavau ir galvodavau, blet, matas, koks dalbajobas, narcizas, žaidė Medą, stumė manęs ir taip toliau. Ir visada pykdė mumis. Ir tada išvarėm į tą kelionę. Ir visada, tarkim, Bratislavai, didžiulė meilė, tuo momentu jau šou buvo į pabaigą, kėlėtės tą nuotraukas, kiekvienas kitą mylit ir taip toliau. Ir kai tu, pavyzdžiui, nueidavai toliau, tarkim, nuo mūsų, jinai sakydavo, nahui, koks dalbajovas, profkinis ir taip toliau, po to kartu bučiuojas, ir visada stumdavo už akių. Ir tada, kai įvyko, kai išvarėm iš Bratislavos į Budapeštą, tada, kai įvyko tas epizodas alkoholiu, kur ant baltų šiek tiek šokai, tai tada atsimenu, kad jinai tave kaip ir ramina, bet ateina ir sako, blemba, reikia pisti ragą matui ir pizdinti iš čia. Nors po to, po dienos vėl didžiulė meilė, postai apie meilę ir taip toliau. Ir labai gerai atsimenu, kaip yra posakis, kad net ir sienos turi ausis, tai darėmės gal jau Budapešte 4 dieną streamą. Ir reikėjo į kompą įvesti pasvardą. Ir aš nuėjau, jinai buvo tualete ir girdėjau, kaip šneka su ta draugė pagrindinė, su kuria strateguodavo ir manipuliuodavo mumis visais. Tai ir išgirdau, kaip jinai sako, kažkaip ten irgi vėl reikia pisti ragą matai kažkas tokio. Gerardų labai lengva sumanipuliuoti. Jo žodžiai čia buvo ir aš išgirdau tos žodžius. Ir tada man labai kikino, galvoju, reikia tęsti kelionę. Bet jinai už akių tokius vėl strategijas visas dėliojo. Ir po to vėl išvarėm į portą, vėl didžiulę meilę. Ir tada išvarėm į Madeirą. Ir tada atsimeni, padarė TikToką, gali papasakoti, kaip stumė mūsų už akių išėjus, nors mes realiai buvom kartu jo. Kur alkoholikais išvadino. Jo, kad kontentą nemokam daryti. Nemokam kurti kontento, neišgeri ir taip toliau. Jo, ir mes kartu keliavom, nors jos indėlis, nes pirmą savaitę jinai nebūdavo praktiškai streamuose, dėl to, kad įkvėpimo neturėjo. Nors visada norėdavo varyti restoranus, ten brangius ir taip toliau, nors reikėdavo biudžetą taupyti. Ir šitas faktas yra labai svarbus dėl to, nes po to, kai mes dalinomės pinigus ir skaičiavom biudžetą, jinai norėjo didžiausios dalies pinigų. Ir Meda rašinėjo tiesiog dėl pinigų, prašė, kad pervešiau dar. Ar Gerardui sakė, kad aš iš jų ten pavogiau tas dalį pinigų? Skaičiuojant biudžetą buvo kepas 400 €, po to paaiškėjo dėl procentų ten mokesčių, kur ten paima. Ir gavosi gepas.
Ir tada atsimenu, kad Varšuvai, nes jinai labai norėjo varyti Varšuvą, Varšuvai jinai dar paminėkim tai, kad mes darėm Traveltoną ir jinai rašinėjo į chatą, kad žmonės nebedonetintų pinigų, kad kuo greičiau jisai baigtųsi. Ir jinai norėjo į Varšuvą grįžti dėl to, kad arčiau namų ir jinai gali bet kada pabėgti. Ir prieš skaičiuojant biudžetą jinai pas mane atėjo, kai tu buvai kitam kambarį ir sako, Gerardai, paskaičiuok taip, kad naktį tas dalbojobus nieko negautų. Taip pagautų mažiausią dalį. Sakau, gerai, paskaičiuosiu. Ir tada kelias valandas ten aš skaičiavau ir tada buvo atiduoti pinigai, realiai lygias dalis, nors mes visą laiką streaminom tiesiog. Tipo jo, čia mes turėtume gauti tas didesnės dalis, nes mes buvom visada ant kameros, darydavom kontentą, jos kaip ir retai ten. Jo, ir kadangi būdo, kad ten stavkas užmesdom, tai sakiau, galbūt prapiso tos pinigus ten ir taip toliau ir sako, aš negaliu jį pažiūrėti. Tipo, į šitą profkinį, kuris babkių neturi ir savo panos pizdinti pinigus. Ir žodžiai, jinai dėl tų pinigų visada labai stipriai rašinėjo, tau dėl 19 eurų ten dėlė kiek rašinėjo ir taip toliau. Tai vat toks dalykas įvyko, kad po to, realiai mes su Matu per visą tą Traveltoną susibendravom ir pamačiau visą tai, ką Meda pasakodavo, tai buvo visiškai nesąmonė ir pamačiau, kad visai yra kitaip. Ir aš atsimenu tada, kai paskaičiau biudžetą, man Meda sako, aš tikiuosi, kad jūs nesusitimapinat ir čia pinigų man nepiso tragą, man kartu susibendravėt. Ir čia jos buvo didžiausia baime. Ir apskritai buvo taip, kad jinai dėl tos kelionės šitos labai klausinėjo visada tavęs, su kuo važiuosi. Ir papasako, kaip buvo, kaip persirašėm. Pradėjo gal. Jo, tai dėl tos kelionės, tai pradžia buvo tokia, kad sakiau, keliausiu su draugu. Tas draugas buvo įvardintas. Mano geriausias draugas, tikriausiai Tadas, buvo įvardintas, kad mes keliausim su juo. Bet jau tada mes su Gerardu bendravom ir nes jis suprato tikriausiai, kokias manipulacijos pinklės esame abu papuolę. Ir tada mes su Gerardu kažkaip pradėjom bendrauti, susirašėm ir aišku, Medai to nieko nesakėm, kad mes bendravom ir taip toliau ir pradėjom tiesiog gal kurti planus, kad mes kažkaip, gal mes varom į tą Egiptą. Jo, tu pasiūlyi tiesiog, kad varyt. Pasiūliau ir tada aš tiesiog parašiau tam tikriem asmenim, kurie ten galėtų tai padėti. Ir tada atsimenu, kad atėjo ta diena ir kažkaip viskas buvo gerai, perrašė, bet tada Meda norėjo dar 100 ar kažkiek ten eurų iš manęs. Jo, tai buvo taip, kad mes tiesiog persirašėm tą kelionę ir net jai nebuvo kaip ir svarbu, kas ten važiuoja. Bet po to jinai sugalvojo, kad reikia išmelžti pinigų iš tos situacijos ir jinai perrašys kelionę, kur jinai pati nepasiema prizo, tai nėra, kad jinai mokėjo pinigus už tai. Jinai pati nenori važiuoti, bet po to jinai susimasto po savaitės ir pradeda reikalauti, iš esmės net reikėtuoti pinigų, ten manipuliuoti vėl tavim, ten kai siuntai žinutės, ką rašinėjo, ten visiškai vėl jos manipulacijos, kad išgauti ten 100 eurų, 50 eurų ir tiesiog pasimtos pinigus. Ir kadangi jinai tam laivas sakė, kad būčiau Gerardai, jeigu būtų pasakęs perrašys, jinai nebūtų to padaręs vien dėl to, kad jinai bijojo labiausiai, kad mes galim susibendrauti. Ir mes turėjom meluoti, kad važiuoja kitas žmogus, nes jinai kitu atveju būtų viską padaręs, kad mes kartu nevažiuotum. Ir faktas, jinai būtų padaręs, kad mes kartu tikrai ne, nes tikrai nemanau, kad jinai norėjo, kad šitas išlystų į viešumą, šitas dalykas. Ir mes Šaika, mes šitos dalykus viešinam ne tam, kad ten ją visiškai ten sužlugdyti tą Medą ar kažką. Aš tiesiog noriu parodyti, kas yra manipulacija. Ir čia bet kuris iš mūsų paprastų žmonių galim papulti su tokiu žmogum, kuris taip manipuliuoja. Ir panas, ir bičiai, čia tiesiog gali žmogų manipuliuoti iki tokio lygio, kad visą gyvenimą gali susigadinti savo dėl to. Čia gal mes esame kaip žmonės, mes gal su Gerardu stipresni ir mes gal tą manipulaciją kažkaip galim ir apžaisti, pasišnekėję ar kažkaip. Ne, mes šiaip neapžaidėm, mes labai, aš, pavyzdžiui, irgi durnai labai papuoliau visas tas pinklės. Ne, po to čia, gal, taip. Jo, tai gerai, kad iš visų suvokiam, bet manipulacijos baigėsi jos ties Matu dėl to, nes atsimenu, kaip tik jinai man skambino ir sako, Matas bomžas yra, Matas pinigų neturi ir, mane turi išlaikyti vyras, turi, duoti kažką, o ne taip, kad, aš būčiau tokia vietoje, reikia galvoti gyvenime, ties to dalykų žaisti vos ne. Ir pagrindinis jos ir buvo motyvas, kad tam Traveltone ten neuždirbom ten belė kiek,
ir jai tiesiog neapsimoka būti. Ir tas etapas visas baigėsi, parodė visas serijas ir jinai nusprendė ten galbūt su Bertuliu keliaus ar keliauja, nusprendė vėl pas kitus žmonės nušokti. Bet jo, tai va, tai iš esmės su Matu iki dabar būtų žaidžiama ir 10 metų, ir 20 ir visą gyvenimą, jeigu Matas dabar turėtų belekiek pinigų. Ir galėtum ten pirkti visokius auksus ten ir dar kažką. Tai va, gerai, kad jinai ir pati iš esmės atšoka, nes galėjo manipuliuoti ir ilgiau. Tai ir jos pagrindinė klaida buvo, kad jai nereikėjo važiuoti Traveltoną, nes mes susibendravom, mes supratom, kaip kas yra. Nes tiesiog jinai, jai nebepavyko sumanipuliuoti ir sužaisti, nes tada jau buvo aišku, kokia yra ta tiesa. Ir, buvo ją galima išsigryninti. Ir jo, tai dar galim papasakoti apie tokius juokingus dalykus. Tai pavyzdžiui... Užbaigiam šito, tarp skambutis bus. Jo, bus dar dalykų, bet jo, visada Meda, kai mes šnekėdavom, pasakodavo apie levelius, apie dvasinius levelius ten ir taip toliau. Ir iš Madeiros galim papasakoti apie pinigų magnetą, tu gal ten labiau žinai. Pinigų magnetas, kaip ten buvo situacija. Kad Instagramą parašė kažkokiai moteriai, galimai parašė kažkokiai moteriai. 100 eurų kaina, šiaip man atrodo. 100 eurų ir žmogus atsiunčia jum kaip kažkokį video, kur ten groja kažkokia lounge muzika ir tas žmogus tiesiog kalba kažkokiais. Tu esi jo, tu trauki pinigus. Tu esi pinigų magnetas. Jo, ir aš atsimenu, vieną rytą atsikeliu Madeiroje ir valandą ar dvi Meda tiesiog klausos. Tu esi pinigų magnetas, sutrauki pinigus. Ir blem, aš nenorėjau Matai sakyti, kas čia prahuinė, bet, man buvo nemalonu, vis tiek Japona, nežinau, nenorėjau stumti. Bet atsimenu, nusisukau ir žvengti, pradėjau kokį čia šūdą klausos. Ir jinai, kai gavo nemokamai, labai apsidžiaugė, nes, tiesiog... Tai va, hebra, ir tikrai noriu pasakyti, nepirkit žmonių tokių dalykų. Už 100 eurų žmogus gyvena iš žmonių tipo, tam, kad tu nusipirktum kažkokį ten nesąmonę, tam, kad kalbėtų kažkokią nesąmonę ir bandytų tiesiog šaibas ištraukti žmogaus ir šnekėtų, kad tu esi pinigų magnetas. Nemanau, kad tu gali būti pinigų magnetas, pinigus tu susikuri pats, o jie pas tave tiesiog neteina. Ateina, tai yra neteina. Jo, bet ten dažnai būdavo apie tokius dalykus, nes jinai, kaip pati sako, yra prašvitusi, jinai ten nori būti švieži žmonės ir taip toliau. Ir, čia yra tas, kur, čia jau kažkokios, galimai psichologinės problemos pa žmogui yra ir tam tikros substancijos dažnai priveda žmonės į tos prašvitimus ir jie nebegali save sugrįžti ir tiesiog nefunkcionuoja, negali dirbti, užsidirbti pinigų ir tenka tada pradėti manipuliuoti ir žaisti dėl naudos kažkokios. Vertybės praranda ir nuo narkotikų, ir nuo alkoholio, to pačio gali tas pats išsivystyti ir gali prasidėti visokie magnetai ir visokios visiškai nesąmonės. Taip, ir tada turėtume skambinti Rokelio, ne? Jo, manau, reikia pasukti. Bet jis, man atrodo, nori tik 9 valandą skambučio. Jisai tai prašė? Taip, tai manau, kad galim pirmą dalį mes išsaugoti streamo ir mes galim tada pradėti gal po biškį mūsų... Dar galiu papasakoti iš tikrųjų. Jo, ir buvo dar didesni planai ir dainą sukurti apie tave, Narcizą. Planas buvo labai sužlugdyti tave. Ir tai aš jau supratau. Jinai labai jautė kažkokį netgi tokį ahujeną jausmą, kad tau bus blogai, ir labai tą pabrėždavo. Tu pat sakei, kad jinai džiaugiasi tuo, kad aš būsiu vienas Egipte tikriausiai. Labai labai stipriai, kad būsi, išeis visi tie dalykai ir tu kankinsies. Ir dabar karma, tiesiog aišku, čia dirbtinė karma, nes mes šnekam, bet viskas apsisuko tiesiog. Ir su ta pačia Monika lygiai taip pat. Žmogus eidavo, gali tiesiog Discord'e pletkose pasižiūrėti tos accountus ir ten visada eidavo irgi prieš Moniką ir draskydavos labai stipriai. Nes aš pamenu. Nes kadangi Monika suprato, kas čia per žmogus, kaip jisai elgėsi iš patirties ir jinai tapo priešė. Ir jinai irgi bet kokią kainą stengiasi. Nes Monika kažkaip labai greitai pastebėjo, kad čia galimai toks žmogus yra, kaip jinai... Kur viską padarys dėl sekėjų. Jo, kažkaip. Ir labai negražiai elgsis dėl sekėjų. Tai va, tai tokia ta istorija iš esmės. Tai va, išgirdo tą istoriją, kurią mes norėjom pasakyti, tiesiog į viešumą iškelt. Sakau, ne dėl to, kad kažką čia padaryti, bet tiesiog, kad žmonės patys suprastų, į ką gali įsivelti ir bėgti tiesiog nuo žmonių, kurie manipuliuoja, nes tikrai manipulacijos gali privesti prie blogų dalykų, gali prie savižudybės, būna depresijų ir taip toliau.
Ir šiaip visa istorija eina taip etapais, realiai, kaip galima jas susidėlioti. Šou 8 dienos, 9 dienos trunka. Iš esmės, iš karto įvyksta taip, kad šiaip iš tikrųjų buvo taip, per patį šou, kai jūsų dar nebuvo. Aš nuėjau pirmą kartą su į balkoną, paklausiu, kas tau labiausiai patinka. Sako, tu man labiausiai patinki. Tada antras išėjimas su ją buvo, kai jūs atėjot, sakau, nu kaip jauties, kad čia atėjo. Nes buvo, man atrodo, laivė prakarpyti tie dalykai. Ir sakau, Medai, sakau, čia vat matas yra ne viskas skaičiuota, buvo mėgstamiausias ir taip toliau. Ir tada jinai tiesiog nubėga pas matą, atsisėda ir įvyksta didžiulė meilė. Tai va toks etapas. Tada noras laimėti visas tas. Tai va 9 dienų etapas, tada meilė dingsta, nes šou tik už 2 mėnesių, tai neapsimoka bendrauti. Tada pamato, galvoja, kad aš populiariausias būsiu. Dėl to bendrauja, vysto kažką. Tada pamato, kad ne, vėl kitas etapas, vėl tave Max įsimyli. Tada vėl praeina mėnuo ir baigės Traveltonas ir vėl nebenaudinga, nes šou baigės ir vėl dingsta. Tiesiog. Tai iš esmės etapai sugrįžo tada, kada ateidavo tada jinai, kada reikėdavo jai tiesiog kažkokios naudos. Tai bet aišku, čia viskas yra mūsų nuomonė, tiesiog galbūt yra kitaip, bet čia yra faktas ir jo, tiesiog naudojas kaip įrankiais mumis, manau, manipuliuodama. Žiauriai liūdna, kad tiesiog buvo, gal nežinau, man liūdna asmeniškai šitoj situacijai, nes vis tiek gal buvo žaista jausmais, tai čia yra tas man skaudžiausia, nes Tu buvai įsimylėjęs. jo, nes mano jausmai buvo tikri, jos buvo netikri ir va tas yra labai liūdna iš mano pusės. Čia kaip su Santa man buvo, kur Santa, pavyzdžiui, irgi mane stipriai įsimylėjo, jinai nesuprato, kad aš ten irgi darau dėl to, kad ir laimėti, ir gal tu siekėjai gauti, ir dar kažko, bet irgi įsimylėjus, o aš tiesiog žaidžiau, bet aš žaidžiau ir iškart pasakiau tą dalyką, kad žaidžiau šou metu, o čia tiesiog planas buvo visais manipuliuoti žaisti, pasimti max value tipo iš to. Čia labai labai šlykštų ir pasitaiko tokių žmonių mano gyvenime irgi yra buvę ir tai, nu, tu supranti tik po laiko, tai tau labai gerai, kad tik pusmetį. Tai jo, aš vat Realiai jo. čia dabar tas, kad tikrai aš džiaugiuosi to, kas įvyko, nes, nu, tipo... Ir tikrai... patirtis bus, kad gali žmonės taip elgtis ir kad nereikia praktiškai nieko pasitikėti gyvenime, nes tokių dalykų įvyksta. Ir kad visa tai, kas atrodo ir jum, ten turbūt per patį šou, kaip viskas sudėliota ir kas buvo Instagram'e didžiulė jos meilė, kad tai buvo viskas fake tiesiog ir kas vyko už akių iš esmės, bandymas užlugdyti ir taip toliau. Tai irgi, Max. Oi, nu gerai, tikriausiai užteks apie tą žmogų, užrašam šitą reikalą, manau, visam gyvenimui. Jo, bet ačiū labai, kas prisijungėt ir tikimės, kad šiaip šitą istoriją tiesiog jums pamokys. Aišku, dažniausiai iš savo klaidų mokais, bet ir savo aplinkoje pažiūrėkit, nes nu, tikrai tokių žmonių yra nemažai. Nu, yra kažkoks procentas tikrai, kur va taip žmonės elgiasi ir pabandykit irgi pagalvoti apie jų veiksmus, apie jų žodžius, kaip elgiasi jie, kokie yra irgi dviveidžiai ir taip toliau. Čia net ne dviveidžiai, čia dar blogiau yra turbūt daug tų pusių. Jo, buvo ten Medos žinutės, atsimenu, kad nepasitikėk ten Gerardu po to, kaip mes jau su Gerardu supratom. Nes jinai galvojo, kad dar spės sumanipuliuoti, nes galvojo, nežinojo, kad mes jau bendravom ganėtinai ilgai. Jo, tai sakė, kad Gerardas man viską meluoja, o jinai jinai kažkaip gerbė mane ir mano nuomonę. Nu, vienu žodžiu, ten labai... Vėl manipulacija tiesiog prasidėjo. Jo, iš niekur, nors prieš tai buvo nulinis bendravimas. Nieko ten mes nebendravom, ten tik tie reikalai dėl pinigų ir taip toliau. Jo. Nu, ne kažką. Tai ką, Dyrikas, baigiam ir jungiam Traveltoną? Aš manau, kad mes pradėsim Traveltoną, jo. Dar šiandien skambinsim Rokeliui, jis papasakos viską, nes ką aš jam pasakau, kaip aš reagavau, jaučiaus, kaip jam atrodė iš šono, ką aš jam papasakodavau. Na, aš galiu pabandyti parašyti, gal jis dabar nori. Galbūt jo dabar pavyktų, būtų visai neblogai. Nes Rokelis tai labai nuoširdus, iš tikrųjų žmogus irgi truputį kitoks negu per šou matėt, irgi buvo užsimetęs tokią kaukę, kad savęs neatskleis galbūt prieš visą Lietuvą. Tai, bet šiaip labai nuoširdus žmogus ir man irgi padėjo ties visais tais dalykais. Tai būdavo su juo penktadienį, net jei nevarai į miestą, nuo kokios 9 vakaro iki ryto prašneki su juo tiesiog apie gyvenimą. Labai labai įdomus žmogus ir labai maladėts. Tai irgi norėčiau ir Rokelį, ir save turbūt pamatyti kitam kokiam šou, kad irgi savim pabūtų Rokelis. Būtų irgi įdomu pamatyti. Ir apskritai, kas dalyvausit kada nors kokiam šou, nesirinkit kaip mano kelio, nesirinkit ten, būkit savim realiai, kai varai. Nes jeigu tu turi būti kažkokiu personažu, jeigu iš savęs nesi įdomus, bet jeigu esi įdomus, o pavyzdžiui, kaip Matas, jis visada savim būna, tipo, jam nereikia nesąmonį išdarinėti, tai vat rekomenduoju taip elgtis tiesiog. Nu, arba galite irgi sukurti personažą.
Arba galit kaip Ernestas su kam personažui per valandą. Tai ten tai iš vis kosmosas.